Nesvarbu, kodėl mano nosis raudona. Tai čia darom Vespos kelionės uždarymo video. Ir dabar yra gruodžio 3 diena. Jau praėjo keli mėnesiai nuo to, kai Vespa grįžo į Lietuvą. Per tą laiką spėjau Vespos techninės problemas pašalinti. Spėjau susideklaruoti patirtus nuostolius pagalbos kelyje draudimui. Ir dabar Vespa laukia naujų nuotykių kitą sezoną. Ką dar papasakot? O kas Vespai buvo, tai pagrindinė problema, dėl ko Vespa sustojo, tai nutrūkęs variatoriaus diržas. Nutrūko diržas, įstrigo tarp sankabos ir variatoriaus veleno. Strigdė veleną, dėl to ratas praktiškai pilnai užstrigo ir negalėjau nei tęsti kelionės, nei savo jėgom motorolerį nusivaryti nuo kelio. Pats remontas Vespos užtruko, po to jau kai gavau detalės, viską susitvarkiau per vieną vakarą. O detalių siuntimas iš Italijos užtruko apie savaitę. Jeigu būčiau varęs į servisą, tai greičiausiai tai būtų sutvarkę per dieną 2. Plus reikėjo man dieną laukti, nes sekančią dieną servisas nedirbo. Tai turbūt per 3 dienas būtų viską sutvarkę meistrai. Bet tai buvo įdomesnis nuotykis. Dar galiu papasakoti apie draudimą. Tai šis nuotykis sugedus Prancūzijoje man kainavo apie 1000 eurų. Plius minus, grubiai. Iš kurių 800 eurų padengė pagalbos kelyje draudimas. Ir kalbant apie draudimą, tai pats draudimas kainavo metams 53 eurus. Draudžiausi per Perlo draudimą. Perlo draudimui pagalbą kelyje teikia įmonė RedGo. Ir po to, kai draudimą įsigijau, jokių reikalų neturėjau su Perlu. Visa koordinacija vyko per įmonę RedGo. Ir čia labai noriu padėkoti RedGo įmonės darbuotojams, Aleksandrui ir Patricijai. Labai profesionaliai suteikė pagalbą ir padengė patirtas išlaidas. Kalbant apie išlaidų padengimą, tai kompensuotas buvo evakuacijos išlaidos 220 eurų nuo kelio iki saugomos aikštelės Prancūzijoje. Toliau pats savarankiškai organizavausi transportavimą motorolerio į Lietuvą ant automobilinio tralo. Tas kainavo apie 400 eurų, tai va šitas išlaidas taipogi padengė RedGo. Ir galiausiai pirkausi skrydžio bilietą iš Paryžiaus į Lietuvą greituoju būdu. Kaina nebuvo pati pigiausia, sumokėjau 200 eurų. Ir va šitas kelionės išlaidas taip pat padengė RedGo. Tai long story short, iš apytiksliai 1000 eurų patirtų išlaidų 800 eurų padengė pagalbos kelyje draudimas. Ar dar kartą kartočiau tokį nuotykį? Turbūt, kad ne. Nuotykis buvo šaunus, buvo įdomu, buvo šiek tiek kitaip. Plius nuotykiai, gedimas kelyje, kelionę padarė išskirtinę. Pats formatas irgi buvo išskirtinis, nes keliavau per 2 kartus, paliekant motorolerį į Milane, tęsiant kelionę iš Milano į Malagą. Tai buvo kitaip. Ar kartočiau būtent su motoroleriu? Greičiausiai, kad ne, nes
motoroleris visgi nėra skirtas ilgoms kelionėms. Kad tai galima daryti, tai tikrai taip, bet ar motoroleris yra pakankamai patikima transporto priemonė tokiams kelionėms, tai iš savo patirties sakau, kad atsakymas ne. Na ir vėl gal, jeigu tai būtų naujas motoroleris, galbūt jo patikimumas būtų geresnis. Šiuo atveju buvo 2005 metų senolė Vespa. Ir nors ir visą servisą kruopščiai pasidariau pats prieš išvažiuojant, pasirodė, kad tokia detalė kaip variatoriaus diržas net laiko 3000 km kai kuriais atvejais. Tai galbūt diržas buvo brokuotas, galbūt buvo variatorius pažeistas, gal dar kažkas, bet iš esmės, jeigu transporto priemonė negali važiuoti 5000 km nesugedusi, kyla klausimų, ar verta taip rizikuoti. Neatsimenu, ką norėjau pasakyti.